Kągi, mėlyjei, mes Smalininkuose apžiūrinėjom gražias vietas. Netoli visai yra, tuoj pažiūrėsim, stulpelis. Tai reiškia siena Rusijos ir Lietuvos. Iš tikrųjų įdomu. Pasižiūrėti mes pirmą kartą. Čia esam. Štai taip atrodo. Ten tolumoje štai matosi stulpelis. Prieisim arčiau tuoj. Įdomus kažkoks kaip paminklas. Ir gerai matosi viskas. Na ir štai priėjom prie to krašto. Vėliavėlė velnio tokia biškai padriskus. Pats laikas būtų pakeisti Smalininkų merui vėliavą. Ar kas čia už ją atsakingas. Padriskus, bet gražu. Ir tai yra pasienis su Rusija. Maža ta Rusija čia pas mus. Gerai, judam toliau. Nemunėlis. Matyt, link Kauno nuskrido. Štai senovinės nuotraukos, kaip tai buvo. Priartinkim. Štai dar viena nuotrauka, pasirodo, buvo prieplaukos Smalininkuose. Labai įdomu. Prašau, jeigu norit kavos atsigert, pastatytas aparatas, mašino aikštelė. Puiku. Taigi, mėlyjei, mes Rusnėje einam į pasienį dabar. Ir kaip iš tikrųjų įdomu, kai Nemunas iki čia, o paskui į tą pusę jau vadinasi atmata. Labai įdomu, ar ne? Žiūrėkit, kokių čia vaizdelių. Kirai, žuvėdros, pačiam gale pavaizduotas laivelis. Taip. Ir pavadintas Luotužė. Luotužė, matau jo. Ir štai taip atrodo. Galima su ruskis pasimojuot rankom, kas norit. Ir štai. Atmata. Ir ten tiltas į Rusnę. O iš Rusnės važiuojam į Šilutę. O ten mano mergaitė pozuoja, fotkinasi prie stulpelio. Ir kaip? Jauti, kad esi pasienyje? Что говоришь? Зачем так сказали, а? Tai papuoštos pakrantės. Vat, jeigu kas norit pagrot, prašom. Irgi smaguma. Taip, tokia technika. Keldavo žmonės, saugodavo. Keldavo per apsemtas vietas. Iš tikrųjų įdomu būdavo savotiškai. Bet dabar atnaujino liktai ir tiltus pastatė didesnius, tai dabar baigėsi ta problema. Štai kiek atrodydavo, kiek vandens, kiek apsemdavo ir kaip reikėdavo kelti. Vat ir Gandhi čia, galit pasisveikinti. Viskas taip pat. Čia galim paskaityti. Stop kadrą pasidarom ir skaitom. Taip pat galim ir pagrot, pasirodo, ne tik pianinu, bet dar ir gitara. Taigi, mėlyjei, štai kaip atrodo šitas ženklas, stulpelis Lietuvos pusėje. Įdomus, man patinka tokie sekančios kelionės planuojamos, kur bus pasienis ir kertasi sienos
3 valstybių, tai Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos. Ir dar sekantis nuvažiuoti iki Estijos miesto Narva. Tiesiog man labai įdomu tokį pasienį pasibūt, pasižvilgsnėt, paįvairinti. Tai vat, kągi, mėlyje, lankykit įdomias vietas ir rodykit. Visiems iki.